smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Nesukrito tie metimai ir pasileidom trečiam kėliny, kad galėjom geriau sužaisti. Ir tiesiog gal pritrūko sėkmės, pastangų biškutį, bet gale susikūpėm ir tikrai sudarėm intrigą. Buvo toksai jauduliukas vis tiek, trečias kėlinys ir gal reikėjo užsivesti daugiau ir gal būtų pasisekę netgi laimėti. Statistika rodo, kad neužtenka noro, reikia aikštelį įrodyti, aš tą patį sakiau prieš pat rungtynės vaikam. Ir ne taip lengva buvo šiandien, kaip tikėjomės, galbūt jautėmės truputį stipresni, bet džiaugiamės visą komandą ir kitais metais tikimės aukščiau. Ir rungtynių pabaigoje ir tam tikrais momentais darėm klaidų, daug nepataikėm baudos metimų, ko nedarom dažniausiai. Tai yra lemiamas žaidimas, dėl medalių turbūt tas jaudulys tą ir padarė. Neviniausiu žodžiu, ta jausmas tikrai geras ir ta prasme ta pergalė saldi, kad, kaip žinot, pralaimėjom moksleivių lygos finale prieš Marčiulionius, bet kaip sakiau vaikam, jeigu taip žaistume, tai bet tikrai ir Marčiulioniai būtų nebaisu. Bet vakar reiškia psichologija, prieš savų žaidėm, galbūt jau 2000 gal tikėjo tą lengvą pergalę, nes sezono metu irgi taip 2 kėlinius pažaisdam lygiai, bet antroje pusėje išaiškėdavo tas metų pranašumas, bet šiandien parodė vaikai, kad gali tikrai žaisti. Šaunuoliai, tikrai sveikinu, geras sezonas, dar geresnis negu pernai, tai kaip kad einam į priekį taip šiandien. Buvo daug klaidų, nesusikaupėm, viskas, nepataikėm, galvojom, kad laimėsim, bet nelaimėjom.